Tradicijos tęsiasi, atrodo, dar nenurimo įspūdžiai iš pernai metų Ariogalos medžiotojų būrelį, o štai šiemet mes susirinkome Padubiuose medžiotojų būrelio plotuose. Tai jūsų vardu ir asmeniškai nuo savęs nuoširdžiai dėkoju šiam puikiam kolektyvui ir jo vadovui Donatui. Tai jis teisingai paminėjo, tai yra atsakomybė ir našta. Bet aš manau, kad tokios medžioklės, jų prasmė ir reikšmė jau ne kartą yra aptarta ir manau ir šiandien bus progos apie tai pašnekėti, bet aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad jos reikalingos ir ne vien kaip praktinis mokymas, tačiau ir ugdo bendruomeniškumą, didina viešumą ir pasitarnauja puoselėjant medžioklės kultūrą. Labai malonu, kad esu pakviestas į tokią vadų medžioklę. Niekada nevažiuodavau į svečius, bet šį kartą gavau asmeninį pakvietimą. Tai apėjęs čia visus pažįstamus veidus matydamas, prie telefono sėdėjau ir lengvą tokį felietoną sukūriau. Tai leiskite paskaityti. Gimtuos kraštuos, Padubysy, medžioklė žada būt puiki. Matau, Kilčiauskas atriedėjo, o Tomas Gružas jį lydėjo. Kapela visa Raseiniškių atvyko pamedžioti kiškių. Tuoj užgros mum kurtinys, rago gausmas nuskambės ir medžioklė toj pradės. O kol linksmai visi kalbėjom, žiūr, diena jau aušt pradėjo. Tad baigim paeiliui plepėt, nes gal medžioklę reik pradėti. Būreliui ir visiems medžioklei valio. Norime teikti vieną apdovanojimą, kuris turėjo būti teiktas Raudonėje, nes neįvykusi Švento Huberto dienos minėjime, bet tas pilietis, reiškia, sugebėjo nenuvykti tenai. Tai paskaitysiu nuo pradžios iki galo, čia nedaug. Lietuvos medžiotojų žvejų draugija už medžioklės tradicijų kultūros propagavimą
ir puoselėjimą apdovanojamas medinės medaliu Vaclovas Simonavičius. Vaizduoja. Sunkiai tu įsivaizduoji. Nesėgam vakariais. Vakariais seks. Medžiokliai. Galvojau, kad ne. Paskui pelėsiais pasmyšę. Aišku, senatvės supės. Tik pelėsiais. Pirmiausia ištraukiam. Pirmiausia, kišt reikia ištraukti. Ne, pirmą ištraukiam dar. Reikia turėti kur? Kita kur reikia su kuo? Ką? Ačiū. Diena. Algimantai, kuris... 14. Jo. Ne. Užmažinė. Pasigrožėkit. Oi, dabar tikrai rašys. Va, šitą galėjau. Tokiem vyrui tu iš... Dabar taip, kurie neįs į mišką, užeikit tada į šitą pusę. Davažiuosi. Ką turim? Jis nelabai girdi nacionalinio.
važiuoja per važius. Marijos labai gerai išėjo kaip visada, rezultatą turim. Ko negalėjom, tai negalėjom užsakyti orą iš tikrųjų, tai buvo kaip buvo iš tikrųjų. Geras. Nuotaika gera, nesusipykom svarbiausia, o daugiau reikia. Taigi, gerimi kolegos, kadangi medžioklės kultūra tokia pat sena kaip ir pati medžioklė, bet mes pagrįstai medžioklės šaukliai didžiuojamės, kad atkūrus nepriklausomybę per tiek laiko po truputėlį žengėm į kultūrą ir šiandieną būtent medžioklės signalas ir medžioklės ragai įgavę yra pagreitį ir ta terpė, kad lietuviški šaukiniai skambėtų būtent Lietuvoje, tai mūsų kolegos iš Vilniaus yra išleidę prieš daugiau kaip 10 metų knygutę būtent lietuviškų šaukinių. Ir aišku, didžiuojamės Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos, kur 2015 metais idėjos vadas buvo Petras Vyšniauskas, saksofonikas, multiinstrumentalistas. Ir jis būtent paprašęs kompozitoriaus Kazio Daugėlos sukūrė lietuviškus šaukinius pagal lietuvių liaudies dainas, įvairias melodijas. Ir trumpai galima žodis. Labai ačiū. Antanas Grigalavičius. Tai mums visiems reikia pasimokyti. Tai mes turim labai puikų žmogų Ramūną, kuriam paskambinam, susiderinam, pasakom, šeštadienį medžiosim. Sako, Donatai, kiek reikia? Neatsimenu, nuo kelių metų pradėjau. Nepareikalai ieškoja, ką gausis. Instrumentalistas pasakys, kad kai Lietuva atsikūrė, tarybiniais metais tų tradicijų buvo labai mažai. Vadovui, kuris tikrai puikiai suvadovavo šiai medžiokliai. Ir jeigu nesupyksit šį paveldą, padėsit ant stalo, gerimasis. Ir tai yra iš Rusnės mūsų karšios žuvis. Paragausit nors truputį. Gal neliks. Greičiau mes einam.
Paskiau ant durnių. Čia esate kaltininkas visų mūsų sumanybai tada. Ačiū. Ir ačiū Jums už tą darbą, kurį dirbot su savo šuniukais, kad viešinat mumis kaip... Aš čia. Gerai bus. Ačiū. Šiandien Jūs padarėte didžiausią darbą. Nu, ačiū ir man. Varovai po vieną. Švartuojam tada. Gausus aplaksmantai varovą. Iš tikrųjų super buvo medžioklė, labai gražios tos tradicijos, gražus tie mūsų būrelių tokie renginiai, kada galime į krūvą sueiti. Nu va, pusę Gerbėmieji, aš ryte sakiau, ko reikia, kokių komponentų, kad būtų gera nuotaika ir sėkminga medžioklė. Tai gera medžioklės organizacija arba organizavimas. Nepriekaištinga buvo, nustebinai Donatai ir tavo žmonės būrelio. Geriau nesugalvosi. Kas liečia discipliną mūsų visų dalyvių, ne man spręsti, bet iš šono žiūrint, lyg tai nukrypimų tikrai nebuvo. Na, o trečias dalykas, tai kad varymuose būtų medžiojamosios faunas ir vienas kitas šūvis. Tai buvo ne vienas, o arti 20. Žodžiu, medžioklė pavyko. Skamba kūrinys, parašytas mano kolegos Tado Zakarausko "Mes einame namo", kuris buvo atliktas per šimtmečio dainų šventę. Dainų šventės metu Vario audros koncerte, kurį atliko 3 ansambliai, tai Tauro ragas, Sūduvos ansamblis ir medžioklės ragų ansamblis Kurtinys. Taigi mes einame namo, po kurio vadovas pasakys medžiokliai, mes visi pasakysim ačiū. Medžiokliai. Dar nepabaigime. Mūsų yra tokia tradicija, visada baigus medžiokliai, apeiname tokį garbės ratą ir visą laiką padėkojame varovams. Dabar irgi tas ratas.